Sveiki draugai, mano vardas Povilas ir aš jau 9 metus iš eilės kiekvieną pavasarį rengiu tokią apklausą grupėje Lietuvos webo profesionalai apie programuotojų algas. Tiesiog klausiu jūsų anonimiškai, kiek jūs gaunat į rankas, su kokiom kalbom dirbate, kur dirbate ir plius minus iš to galima žiūrėti vidurkius. Ir šių metų apklausa šiek tiek nustebino skaičiais. Metai iš metų, jau 9 metai iš eilės, kaip sakiau, aš buvau pripratęs prie plius minus augimo 10% kiekvienais metais, bet šiemet viskas kitaip. Šiame video pažiūrėsim į skaičius ir aptarsim jūsų komentarus. Paklausęs jūsų apie algas, aš gavau 606 atsakymų ir čia palyginsime programavimo kalbas ir lygius junior, mid ir senior ir miestus Vilnių, Kauną ir užsienio šalis. Kontekstų visoje Lietuvoje visų profesijų vidutinis darbo užmokestis vis dar auga apie plius minus 10% per metus. 10-12%. Ar vis dar taip pat yra programuotojams? Pažiūrėkime. Štai yra pagrindinė lentelė, kurią galit fotkinti, cituoti, komentuoti ir šėrinti socialiniuose tinkluose. Čia yra 5 populiariausios programavimo kalbos, visos kitos sulaukia mažiau negu 20 respondentų, tai iš jų daryti kažkokius vidurkius tikrai neapsimoka. Tai ką esminio mes matom iš šitos lentelės? Kad juniorai gauna į rankas, pabrėžiu vėl į rankas, 1300-1400 eurų. Mid-levelio developeriai gauna 22, 21, 24, kažkas tokio, virš 2000, o seniorai gauna apie 3500 eurų į rankas. Jeigu analizuotume pagal programavimo kalbas, tai metai iš metų aš darau tą pačią išvadą, kad nuo kalbos alga nelabai priklauso. Yra išimčių, bet jos dažniausiai susijusios su tuo, kokius projektus daro ta įmonė, o ne su kokia programavimo kalba žmogus programuoja. Galima kažkiek daryti išvadą, kad PHP programuotojai gauna šiek tiek mažiau senior lygyje, bet tas skaičius nėra drastiškai mažesnis, o mid lygyje jisai yra praktiškai toks pat su kitom kalbom. Ir dabar palyginkim šios skaičius su praeitų metų skaičiais. Ir šita vieta labiausiai nustebino. Praeitais metais buvo šiek tiek daugiau programavimo kalbų dėl to, kad aš kitaip skaičiavau ir leidau žmonėm pasirinkti 2 arba 3 kalbas, dėl to lentelė šiek tiek išsiplėtė, bet imant vidurkius, juniorų algos kilo 4%, seniorų 2%, o mid-levelėje netgi sumažėjo. Turint omeny, kad aš, kaip sakiau, buvau pripratęs prie 10% augimo, jau praeitais metais šiek tiek buvau nustebęs ir štai kita skaidrė palyginimo praeitų metų ir už praeitų metų skaičių. Jau šitie skaičiai buvo šiek tiek netipiški 5, 8 ir 7% augimo vietoj įprastų 10. Tai šiais metais panašu, kad mes turime naują realybę ir į Lietuvą atsirideno visų ekonomikos dėsnių banga. Recesija, layoffai, hiring freezai, salary freezai, taupimai ir visi šie dalykai jau yra ne tik apie US startupus žiniasklaidoje. Apie tai dar pakalbėsim skaitydami jūsų komentarus, bet paskutinis dalykas iš skaidrių, galima palyginti miestus. Šiemet į lentelę aš neėmiau mažesnių Lietuvos miestų, ėmiau tik Vilnių ir Kauną, nes kitų Lietuvos miestų respondentų tiesiog yra per mažai ir tie skaičiai gaunasi iškraipyti. Tai ką mes šitoje vietoje matom? Vis dar Vilniaus programuotojai, seniorai ir mid-leveliai uždirba kažkur 10% daugiau negu Kaune, tai tas buvo metai iš metų ir tas nepasikeitė. Kas pasikeitė, o tiksliau kas keitėsi metai iš metų, tai užsienio algos nebe tokios patrauklios ir nebe tiek skiriasi nuo Lietuvos algų. Juniorai uždirba 10% daugiau, midai uždirba praktiškai tiek pat ir tik senior levelėje, jeigu jūs esat senior developeris, tai turbūt apsimoka žvalgytis darbo arba projektų užsienyje, nes gautumėt ženkliai didesnės sumas. Tai va tiek iš prezentacijos, bet dar ne viskas šiame video. Čia yra mano e-mailas, galite rašyti asmeniškai, jeigu turit kažkokį pastebėjimą arba klausimų. O dabar vienas iš apklausos klausimų buvo tiesiog laisvos formos pastebėjimai apie tendencijas, ar paveikė recesija, ar paveikė karas, ar dar kažkas. Tiesiog viskas, kas jums ant dūšios, taip sakant. Ir aš tuos visus atsakymus surašiau į atskirą Google Docsą, kur aš dabar perbėgsiu ir perskaitysiu ir pakomentuosiu esminės mintis, esminius trendus, bet jūs galite patys perskaityti visą Docsą, nuorodą į Docsą ir į šitas skaidres aš duosiu video aprašyme apačioje. Taigi Google Docsą su jūsų komentarais, vienas žmogus, vienas komentaras, viena pastraipa ir pažiūrėkim, kokie yra trendai, kokie yra jūsų pastebėjimai. Šiame Docse aš uždėjau teisę komentuoti, tai jūs galite prie konkrečios nuomonės dėti komentarus ir diskutuoti toliau. Pirmas dalykas, ką aš pastebėjau, trendus, tai praktiškai visi arba dauguma kalba apie negatyvius dalykus. Nekilo algos arba per mažai kilo.
nėra darbo pasiūlymų ir visaip kitaip viskas nebeauga. Paskaitysim keletą iš jų. Jaučiasi atlyginimų kritimas, nebeišeina dėrėtis dėl siūlomos algos. Atlyginimai palaipsniui eina prie išsilyginimo su kitomis sritimis ir čia beje įdomus dalykas. Visoje Lietuvoje algos tai kilo 10% visų profesijų. Tiesiog programuotojai jau matyt pasiekė tam tikras lubas rinkoje. Toliau prabėgam labai sumažėjęs rekruterių dėmesys, apmažėjęs augimas, svarbu žmogaus soft ir hard skillsai. Čia įdomus pastebėjimas, kas gali jums atverti galimybės įsidarbinti. Aišku, ne visiems viskas taip blogai, kai kam atlyginimai auga, bet čia yra labiau išimtis iš taisyklės. Toliau tas pats, algų augimas sulėtėjo, salary freezas. 30 aplikacijų tik vienas atsakymas, rekruteriai beveik nustojo rašyti, nejauku net, mažiau pasiūlos ir taip toliau. Tai matot esminį trendą. Šiais metais jau niekas nebeauga ir visur yra fryzas. Praeitais metais to nebuvo, čia grinai šių metų trendas. Nuo praeito pavasario iki šio pavasario. Ir dabar pažiūrėkime kitus komentarus, kurie yra ne apie tai, o mintys apie tai, kas dar pasikeitė. Įmonės ir vėl iš naujo turi privalomą hibridinį darbo modelį. Galbūt, ar jūs grįžtate į ofisus ar ne, galim padiskutuoti komentaruose. Toliau apie dirbtinį intelektą ir visokių AI buvo pora komentarų, bet aš manau, kad dar per anksti, netgi su dabartiniais LLM modeliais ir aš tuo domiuosi, dar per anksti kalbėti, kad dirbtinis intelektas iš tikrųjų veikia rinką. Bet pažiūrėsim po metų kitų. Dar vienas įdomus trendas, kad amerikietiškas kapitalas ir vakarų kapitalas toks jausmas, kad pradeda aplenkinėti Lietuvą, nes jiem darosi per brangu. Pigiau nusisamdyti developerius iš rytų Europos arba Indijos. Toliau man patiko mintis, kuri stiprėjo vis metai iš metų, šitą relocation į vakarų Europą net nebeverta žiūrėti, matant reitus ir cost of living. Pilnai pritariu. Aš pats gyvenau Londone prieš beveik 10 metų ir tuo metu tai buvo milžiniškas skirtumas tarp algų. Dabar turint omeny, kiek ten kainuoja pragyventi, tai tikrai neapsimoka. Ypač turint omeny, kad daug užsienio įmonių atėjo į Lietuvą arba virtualiai, arba realiai įkūrė savo ofisus ir padalinius. Taip pat nemažai pabėgėlių iš Ukrainos ir Baltarusijos, jie irgi paveikė lokalią rinką ir pasiūlė pigesnės paslaugas. Tai yra gan natūralu. Šitas komentaras paglostė širdį, kad mano apklausos ne tik duoda skaičius, bet ir padeda nuspręsti, kur stoti. Šitą galim paskaityti iš verslo pusės. Programuotojų algos ir jų darbo vietos tai yra pasekmė verslo, o įmonė nesiplečia kaip anksčiau, tai reiškia nėra klientų, nėra verslo užklausų ir sulėtėja pinigai iš tos pusės, iš viršaus. Tai po to jau ir nebereikia tiek programuotojų arba nebėra tokių biudžetų tiem programuotojams. Tai visos šitos apklausos rezultatai ir esmė yra pasekmė viso to, kas vyksta versle. Ir taip pat baigiant su paskutiniu komentaru apie verslą, yra skirstomos įmonės į projektinės ir produktinės. Tai yra, ar jos kuria projektus kitiem klientam arba kuria ir vysto savo produktą. Tai vienas iš pastebėjimų, kad projektiniam įmonėm sekasi blogiau, nes jie turbūt neranda naujų projektų arba jų klientai nusprendžia nebetęsti kontrakto, pavyzdžiui. O produktas, jeigu jisai plius minus stabilus, tai jam sąlyginai lengviau ir gauti ir biudžetą, ir išlaikyti tą pačią komandą. Ir paskutinis pastebėjimas, kad nebūtinai per algą kerta tie skaičiai, gali būti, kad atsisakyta 13 algos arba profit share, arba biudžetai mokymams, arba team buildingai, arba dar kitaip. Visokios konferencijos gali būti atšauktos, benefitai ir taip toliau. Tai nebūtinai tiesiogiai per algą. Bet trendas kaip niekada akivaizdus. 2024 tikėtis gauti didesnę algą kaip programuotojų yra sunku, o ir ieškotis naujos pozicijos gali būti nelengva. Kaip suktis iš šitos situacijos, kokius duosit patarimus vienas kitam, padiskutuokim komentaruose. Aš iš savo pusės duosiu gan globalų patarimą, tokį platų, kad mąstykit, kaip galit būti naudingi iš verslo pusės savo kompanijai arba savo klientams. Jeigu jūsų kaip programuotojo sprendimas atneš didesnės vertės klientui, arba sutaupys jam pinigų, arba laiko, arba dar kažkas, pasikeis į gerą pusę, tai ženkliai padidins jūsų vertę, šansus, algą ir visą kitą. Šitas dėsnis galioja visais laikais, bet ypatingai dabar, kai verslai taupo, mums reikia padėti jiems sutaupyti, jiems efektyvinti savo veiklą, sumažinti kaštus ir taip toliau. Tai tiek šiais metais, toliau diskutuojam komentaruose ir kitais metais bus jau jubiliejinė 10-oji programuotojų algų apklausa. Ir pažiūrėsim, ar kitais metais mūsų ekonomika išlips iš duobės ir programuotojai vėl galės gyventi geriau. Tiek šiam kartui ir iki kitų susitikimų.